Supratau, kad kai kažko labai nenoriu, tai reikia tiesiog iš karto eiti ir daryti. Tai žodžiu, atsikėliau, greitai avižų įsimečiau, bėgau. Nu, aš dar net nepradėjau bėgti, bet kažkaip keistai jaučiuosi. Nežinau, ar dėl karščio, ar dėl ko. Žinau, kad karšta, bet dar čia va, kur pavėsi net nėra taip baisiai karšta, kaip galėtų būti. Aš šiaip tai visat on top of the world, viskas yra gerai, bet kažkaip šiandien keistai, nes tikriausiai, kad karštis gal kokios, kaip sako, elektromagnetinės audros ir panašiai. Tiesiog bandysiu bėgti, o jeigu bus blogai, tai sustosiu. Turiu įtarimą, kad aukštas pulsas ir žemas spaudimas. Nu, pulsą tai rodo šitas dalykas, tai visai pakilęs, kaip ir ramybės būsenoje. Bet aš nei vakar nebėgau, nei už vakar, tai jau reikėtų bent jau kažkiek. 1 kilometras. Ir 102 pulsas, kas čia dabar? Kažkas negerai. Nu, tipo karšta, bet nėra ant tiek karšta. Ir vis tiek pulsas toks. Po to praeito bėgimo, kai bandžiau pagerinti savo rekordą ir pagerinau, nubėgau 5 km per 32 minutės. Tai po to bėgimo iš tikrųjų sunku sulėtėti. Bėgu ir vis pažiūriu, kad oi, per greitai bėgu. Reikia išmokti bėgti lėtai. Paskui padėkos organizmus, jeigu sulėtėsiu, tai tenai 10 kilometre tai išgyvensiu. 2 kilometras pagalvojau, būtų gerai turėti druskos, nes gali būti, kad pakeltų spaudimą, galbūt vis tiek pusryčiai avižos, tai ten su medum, žiupsnelis druskos gal per mažai biškį. 3 kilometras, 2 nubėgau, palengva. Bus ir 3, gal net 4 važiuojam. Šiaip įdomu, kuo toliau bėgu, tuo mažiau šnekėt galiu, nes oro biškį trūksta. Bet šiaip visai dabar atsigavau. Reikėjo to bėgimo. Iš karto nuotaika kita. 2 km 840 metrų. Tęsim toliau. 4 kilometras. Karštis geras. Šutina gerai. Bet mes nepasiduodam, nes nežinom, kas bus rugsėjo 8. 1 iš 2. Arba pils lietus, arba bus labai karšta. 5 kilometras. Let's go! Viskas 5 yra. Bėgam 6. Liko 800 metrų. 400 metrų. Ir stabdysim arklius. Jaučiuosi visai gerai. Pramušė tą spaudimą, ten blogą ar kažką. Čia kibrikė. Dar 200 metrų. Nu ką, paspaudžiau dar ant galo biškį. Dar 420. Užtek šiandien. Kai džiaugiuosi, kad nubėgau. Dingo visos depresijos. Vakar vakare tai buvo liūdna. Pikta kažko. Vis nebėgau. Šiandien pabėgiojau. Iš karto geriau. Ir man atrodo, ir širdis susitvarkė. O pradžioj tai galvojau, nenubėgsiu nei 3 km. Nu ką, dabar atsigersiu. Ir būtinai reikia pietauti. Sakykit, ką norit, bet aš tai dievinu karštį. Taip, gerai, dabar mane šalta man. O kai vėjas pučia, tai šalta būna. O mašinoj tai dar šilčiau. Kokia 36 šilumos dabar. Gerai padirbėjom. Išsimaudžiau savo sultyse, kaip agurkas. Eisim dabar jautienos faršo su svogūniuku, ryžiukais. Dabar išgersiu čia tokių miltelių. Čia vitaminas C, kolagenas ir hialurono rūgštis ir kiaušinių lukštų milteliai. Tai čia sąnariam. Nes truputį jaučiasi va šitose va vietose. Ypač kai nuo kalno bėgi, tai daužosi taip. Tai sveika šiek tiek pagelbėti jiem valgyti želatinos daug arba kažko papildomai išgerti su želatina. Jėga, nusipirkau supuvusį svogūną, smagu. Trečia valanda, pavalgiau, einam pasižiūrėti, kaip sekėsi bėgti. Atsidarom puslapiuką ir pažiūrim, ką čia nuveikėm. Bėgom 47 minutės. Greičiausias kilometras buvo 6. Dažniausiai tai būna paskutinį jau spaudžiu. Lėčiausias 1, tai gal visai gerai, nes svarbiausia išbėgti vienodai maždaug. Visi rezultatai 5 km nubėgau per 38 minutės, tai šiaip viskas gerai.
Nu ką, vakariniai pomidoras, mini burata ir serano. Ir viskas. Tai va ir praėjo dar vieną dieną. Labai laukiu rydienos, nes noriu vėl bėgti, nes niekas kitas taip nesukelia man dopamino kaip bėgimas. Tai va vakare jau būnu, dabar 8 vakaro. Tiesiog laukiu rydienos, nes noriu vėl bėgti, vėl kažką veikti. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki rytojaus. Ate.